Trumpoji maisto tiekimo grandinė, joje juda nuo lauko iki stalo, juda būtent daržovės, vaisiai, juda galutinio vartojimo, iki galutinio vartojimo paruošti produktai ir aišku, jie su tam tikrom savybėm, tai yra didesnės biologinės vertės, tai yra ekologiniai, tai yra nacionalinės kokybės arba biodinaminės žemdirbystės būdų pagaminti produktai ir tai yra trumpoji maisto tiekimo grandinė alternatyvi tiekimo grandinė ilgajai tiekimo grandiniai ir iš esmės mes čia sprendžiam labai daug klausimų, ne tik tai žmonių sveikatos klausimus, bet mes sprendžiam ir dirvožemio sveikatos klausimus, mes sprendžiam mažų maisto mylių klausimą, mes mažiau generuojam CO2 ir gamtai esam labiau draugiški. Tai iš tiesų dar kas labai svarbu minėti, kai klausėt kažko ypatingi tie produktai, tai jie dar ypatingi tuo, kad ūkininkas dažnai taiko tą betliekinės gamybos strategiją, kada panaudojamas visiškai visas augalas ir mes, jeigu ne maistui, tai yra kurui, tai yra humusui ar dar kažkokiam kitom paskirtim. Auga skaičius ūkininkų, kurie taiko trumposios maisto tiekimo grandinės strategijas, tačiau labiausiai išplėtotas yra verslas vartotojų, šitas verslo modelis, kada tiesioginiai pardavimai yra namų ūkiams, šeimoms, o mažiau išplėtotas arba kuris turi didelį potencialą plėtotis, tai yra, kada ūkininkai parduoda savo produkciją, o viešasis sektorius perka tą produkciją vaikų maitinimui, moksleivių maitinimui, ligoninių pacientų maitinimui ir dienos centrų vaikų maitinimui. Žodžiu, čia yra tos nepanaudotos galimybės, kada už viešuosius išteklius, surinktus finansus mes galėtume paskatinti ir būti labiau draugiški tiek žmogui, tiek gamtai. O kaip paprastam vartotojui, kuris norėtų tiesiogiai įsigyti tų produktų, norėtų tų išskirtinesnių produktų, kaip jam į tą grandinę įsijungti, kaip jam atrasti tą trumpą kelią iki produkto? Aišku, kad visą laiką yra geriausiai pirkti iš kaimyno arba arčiausiai fiziškai esančio ūkio, bet yra daug sukurta ir tų elektroninių platformų, kada galima užsisakyti tą maisto produktus ir juos atveža arba patiems nuvažiuoti įsigyti. Dar vienas, kuris irgi neišplėtotas, bet vartotojai tą galėtų labai imti šitos iniciatyvos, tai yra kurti valgytojų bendruomenės, kada galima nusipirkti tą didesnį kiekį jau tų produktų ir paskui pasidalinti. Tai irgi tas moksliškai tai yra tas terminas, yra vartotojo remiamas žemės ūkis arba valgytojų remiamas žemės ūkis. Tai irgi galėtų vartotojai būti iniciatyvesni. Kaip tokiu paprastuoju būdu sukurti tą valgytojų bendruomenę. Tai yra vaikai, tėvai, giminės arba kaimynai arba kaimo bendruomenė, jie gali būtent kartu užsisakyti tam tikrus produktus, jie gali dalintis receptais. Čia mes dar vieną verslo modelį galim išplėtoti, tai yra kada vartotojas vartotojui arba vartotojas verslui. Nes iš tiesų mes esam vienam laive, sėdim ir mums yra labai svarbu, kad teisingai ir visi prisidėtų prie to laivo irklavimo.